Einam pasivaikščiot. Einam pasivaikščiot, ne? Esame sodų bendrijoje Harmonija. Ar Eimantai jauti harmoniją? Jo, iš tikrųjų. Širdyje jaučiasi, kojose ir nugaroje taip pat stipri harmonija man. Ir pečiuose. Pečiuose stipri yra harmonija jaučiama. Pasiharmonizavome pakankamai. Grįžtam iš harmonijos, pasirodo, čia yra be praėjimo. Paprasčiausiai nesėkmė mūsų vyko. Nesėkmė gana didelė. Nesėkmė. Buvom apgauti, galima sakyti. Nu, lemba, šunė patkė. Buvom apgauti harmonijos kelio. Pasirodo, harmonija yra ne mums. Ne mums skirta paprasčiausiai. Ne mums skirta ir turėsime ieškoti pykčio galbūt. Pykčio. Galbūt jo. Pyktis yra tiesiog išvaduotojas. Šviesi ateitis tik tais komunistų partijai. Tai va, su Eimantu tiesiog praėjom šitą brūzgyną, išlindom prie geležinkelio. Ir dabar mes įveikiam pirmą iššūkį. Pirmas iššūkis įveiktas ir einame toliau. Fuck. Kur nach, fuck, eik tu nach. Pametį miegmaišį, blėt? Eik tu nach. Tu pametį miegmaišį? Jisai manai ten bus? O, nes aš padėjau daiktą. Eik tu šikt. Niekas manęs sustabdyti negali. Eima dievas. Žemai. Eina, sugar, kaina. Kaip noriu dar. Kaip noriu valgyti. Sustojam pavalgyti. Pavargom. Oh my god. Neskaitysiu. Iš 100 kartų skaniau viską. Laukiu Eimanto. Eimantas pametė kepurę, nubėgo ieškot. Nu, be kepurės tai niekur nepakeliausi, būtent tokios kepurės. Neišeina. Sako, va čia yra kelionė kepurė ir be jos niekur nenukeliausi. Žmonės nematys tavęs kaip tikro keliautojo, supranti. Keliautojas be tokios kepurės kaip karvė be pieno. Pagaliau nuėjom nuo autostrados ir dabar enjoyinam gražų miško vaizdą. Veliasi ir kojos, ir žodžiai, ir mintys. Ir vadai, akis. Veliasi vadai, akis. Ir daug kas veliasi, bet taip ir turėtų būti. Šiandien yra tik tais pirma diena, todėl tai yra nenuostabu.
Bet iš ties nuostabu. Prie jūros? Mes esame. Prie jūros Palanga, Zaibys. Jo, Zaibys eisimautis, jo. Reikia pereit, nes kelias pasibaigė. O sveiki, Seima. Ką veiki? Prisėdai pamąstyti, ne? Čia gal kokios geros idėjos tau. Aš tos laidas nenoriu. Vai papėdį. Tikrai neužlipsi. Baigėsi visas vanduo, esame pavargę, einame jau gal 20 km, Rumšiškės už 1 kilometro. Mes gyvensim. Mes jau gyvenam, žmogau. Pirmas gurkšnis vandens po nežinau kiek laiko. Esame Rumšiškėse. Aš apsiverkiau nuo... Tiesiog apsiverkiau, kiek šitas momentas yra man reikšmingas. Man kiek man yra. Tiek daug man reiškia. Tiesiog širdis verkia. Džiaugsmo. Eimo, kas atsitiko? Niekas atsakęs, man labai pasitikė. Mus ką tik nemokamai įleido į Lietuvių liaudies buities muziejų ir leido mums nemokamai čia pernakvoti. Jo, ir mes dabar galėsim nuostabiai leisti čia laiką. Nuostabiai. Sakė, Tautvydas. Tai eina savo po medžiu, tiesiog prie vandens. Tai įsivaizduoji? Ir nuostabi Eima. vieta. Jo. Nuostabi vieta. Eina savo. Tada! Palapkė pastatyta! Jej! Tai ką dabar pasidaryti viralo kokio smekto ir tiesiog išversti pilvekį ir eiti mėgėti. Antroji diena, transliacija rytiniai iš Palapkės. Atsikėlėme, sargas neišvarė kol kas. Žiūrėsime, kaip bus toliau. Bet turime greičiau. Turime greitai iš nežinau. Prieš mus šliejasi didžiausias kelionės kalnas, horizonte pavojus. Žadame jį lipti. Mes žadame jį lipti ir uždominuoti absoliučiai jį, nukonkuruoti. Eimantas tiesiog sukišęs koinės į, tiksliau kelnes į koinės. Jo, nes kodėlgi ne. Nes kodėlgi ne.
Ir tai rodo tiesiog toksai dominantinis bruožas kaip ir. Pasiruošę mes visiems priešti. Dominantinis bruožas. Tikėkimės, kad nepradės lyt, nes einam į... Pradės lyti bus nesmagu. Jo, jeigu pradės lyt, jau čia lysim po tokiu medžiu dideliu. Ir nežinau, rinksim uogas ir bandysim išgyvent. Aš taip, karočią, pavargau. Nesveikai pavargau. Taip mes jau ilgai einam. Tiesiog tokie atsigulėm prie plento, tokie, tiesiog tokie, kaip bomžai. Dabar atvažiuoja sunkvežimis. Negerai. Negerai, labai negerai. Surinks mus kaip bandiugas. Mes tikrai kaip bomžai dabar atrodom. To manom. Kaip bandiugas. Tiesiog vogia obuolius. Iš močiutės kaime. Gal sustos žmonės. Ne, jie mūsų neims tikrai. Kas ims tokius bomžus? Jo, mes gyvi dabar esam sausainiais. Sausainiais grynai. Ir va, turim va, eukaliptus, Saldainiukų tenai. echtės, extra stark, bonbons. Noriu va. Stark, čia Stark. 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 Nurašus tai Stark, aš nežinau sen. Stark reiškia stiprus. Extra Stark. Čia japoniškai. Eimantas iš to, kad neturi ką valgyti, tiesiog valgo nevirtą vyžinę košę. Sveika. Sveika, skanu. Paprasta. Paprastai pasigamina. Paimi ir rieškutę tiesiog. Op, žikt. Ir yra. Žikt. Ir jau burnoj. Opse. Skanu? Skanu? Kaip skanu! O, kaip geras! Patinka, ne? Apžinė didelė košė. Sustojom po medžiu, nes baisiai pradėjo lyti stipriai. Tai va, esame pakeliui į Žiežmarius. Jau tuoj būsime. Nuėjom jau gal 20 km. Pirmiem. Mus nesveikai sulėjo tremnį, žiauriai. Jo, ir esam pasimetę. Esame pasimetę, jeigu nenustos lyti vakare, tai bus labai negerai. Turėsime problemėlę. Turėsime didelę problemėlę, kurios išspręsti dėja nežinome kaip. Šiuo metu esame Kaišiadoryse. Keliaujame pas Domą, nes lietų praneša. Jo, su perkūnija ir beveik audra tokia kaip ir. Taip. Todėl nusprendėme nakvoti pas gerą seną draugą Domą Grašį. Eimantai, paaiškink, kas čia. Čia yra kamštelis, kuris atsisuka. Sarkiai. Viskas. Atsisuka ir... Ai, supratau. Viskas. Gerai išsimiegojom. Geras oras. Varysime į Semeliškes.
Nuo vakar dienos pasimokėme su Eimantu, kad reikia apsisaugoti savo daiktus nuo lietaus. Ir tiesiog nusipirkome šiukšlių maišų, truputėlį palavihakinom ir turime absoliučią apsaugą tiesiog nuo ateinančio lietaus. Nu, kol kas jis neteina, bet aš žinau, kad jis dar ateis. Su Eimantu trekinam į Semeliškę šiuo metu. Galbūt pas kažką rasime, kas mus priims miegoti. Tipo pas juos kieme. Kas yra, Eimantui užpuolė musės? Pasidėjai savo mantą, nes musės užpuolė. Tiesiog Eimantui užpuolė gal 100 milžiniškų musų. Mes tikriausiai taip smirdėm, kaip mirė žmonės. Štai ką aš vadinu triumfu prieš vabzdžius, supranti? Nes mus tiesiog taip užkapojo nesveikai, o dabar nei vieno nebeliko. Viskas, vsio. Paprastai, aiškiai. Paprastai išsiaiškinta, uždominavimas absoliutus. Sakėm savo poziciją. Pozicija išsakyta. Šuo. Geras šuo. Kodėl jis tiek daug kaimiečių turi šunų, aš nesuprantu. Mes įdom ir kročiausi gal 10 šunį matom. Saugo. Taigi atvykome Semeliškės šiandien vakare. Va, jos akis kita išvyba. Kai kas apstulbino akį. Toks vienas dalykėlis. Ėjome 25 kilų šiandien. Ir kasgi čia? Ar tik ne namo grįžau? Ar tik aš ne namo grįžau? Ratą padariau. Blemba. Susiradom tiesiog pas tokius senelius, kur miegoti sklype. Labai gerai, kad mus priėmė. Ir yra tokia problemėlė, tiesiog su palapinė. Tokie strypeliai turėtų eiti va ir jungtis va šitaip. Su tokiu, nu kaip ir laideliu, tokį per jį. Virvelė tokia, va iš čia. Bet vienas strypas nusprendė tiesiog suplyšti tą virvelę vieno strypo. Ir dabar vieno strypo nėra. Va toks įbiški keblumas atsirado, atsitikimėlis. Tai mes dabar sukamės iš to keblumo ir naudojame savo vyriškasias galės tiesiog ir lipneškę sulipdyti atgal visą dalykėlį. Pasistatėm palapkę.
Rytoj bus Trakų diena, varysim į Trakus ir tikiuosi ten aplankyti daug dalykų. O dabar esame nesveikai pavargę, man linksta jau kojos net stovėti, eisim pamiegoti nuo 7 liūtis. Tai turime kiek čia valandų, kiek dabar? Beveik 10, pusė 10, tai turim kažkur normaliai valandų iki 6, tai 8 valandas kažkur. 8 valandas pamiegoti ir varysime toliau. Šiandien kėlėmės pusę 5, susitvarkėm viską. Išvykstame į Trakus, 4 diena kelionės. Paskutinė jaučiamės kaip tikri keliautojai, jau triumfas, finišo tiesioji ir ten tiesiog yra šuo. Ir ten tiesiog yra šuo, kuris visiškai absoliučiai neloja. Loja tai dusliai. Taip, žiauriai dusliai, taip uždusęs, prisirūkęs kažkaip. Ką tik su Eimantu tiesiog padarėm savo žiauriausią krepšį maratoną. Tik 4 ar 3 kilus ten nesveikai greit nuvarėm. Absoliučiai visas šlapas, tai niekaip turi varyt. Kažkuros net kuprinį. Šlapė. Nuo savęs. Eina savo žmogau. Į Trakus. What the fuck? Nesveika. Kiek yra valandų? 100 kilometrų nuėjom pėsčiom. Mes esam nesveiki. Mes esam rimtai nesveiki kažkokie. Pameni, kai buvom, visur. Atrodo, praėjo nesveikai jau daug laiko. Atrodo, kad mes čia einam kokie, nežinau. Atrodo, kad einam kokią savaitę ar 2 kokias. Tokias nesveikai ilgas dienas ten. Kai šiandien išėjom iš Semeniškių, tai atrodo kita diena negu šiandien. Tas yra žiauriausias per šitą kelionę man. Jo, ir tas labiausiai man kerta per mano tokią realumo suvokimą mano tokį maždaug. Blemba žmogau. Trakai. Damn! Negaliu patikėti. O šiaip link mūsų ateina didelė audra, kuri jau neatrodo labai didelė, nes tikriausiai išlyja stipriai. Jie dar protoną, kai nekėlė. Jo.